Dar kai kadaise pats mokiausi žurnalistikos, prieš daug metų patraukė dėmesį toks tyrimas, kad Amerikoje žmonės, kurie žiūrėjo vakaro žinias per televizorių, matė pasaulį kaip 2-3 kartus agresyvesnį negu tie, kurie nežiūrėjo vakaro žinių. Manau, kažką panašus atrastume dabar. Ir kadangi jeigu mes sukuriam aplink save tokį neigiamų naujienų srautą, o mes dėl savo polinkio į blogas naujienas jį galim net natūraliai sukurti aplink save, tada tas aido kambarys mus gazdina. Ir mes atsidarom jį ir sako, mirtis, naktis ir kraujas. Ir mes tiesiog, užsidarom vėl. Nors šviečia saulė, mes taikiai sėdime, šnekamės ir daug kitų gerų dalykų yra, kurių kažkaip mūsų smegenys nespėja apdorot. Nes tai yra kaip oras, tai savaime suprantama. Savaime suprantama, kad jo turi būti kažkoks šiltas gėrimas, čia kaip ir pagal nustatymą.